Gražus penktadienio vakaras, dangus gal šiek tiek apsiniaukęs, bet iš tikro tai, kaip matyti, tos žydros padangės yra, vasarinis vakarinis dangus, žiogeliai svirpia, kažkokie paukšteliai šalimais, tokia ramybė, ganėtinai štilius vėlgi. Ir atrodytų, kad gyvenimas kaip ir gerai lyg tai būtų ir kaip ir gal nėra ko skųstis. O ką daryti, kai užplaukia debesis? O ką daryti, kai pradeda įvykiai vykti, kurių tu negalėjai net numatyti? O ką daryti tada, kai tie įvykiai, kurie galbūt ir numatomi, atsitinka staiga? Paprastas įvykis. Atėjo laikas šitam gražiam miškui, kuris kažkada tai vadinosi mišku, tapti štai tokia dykynė. Tai yra vieta, kur kertama. Jau trečia para yra kertamas miškas, šalimais aplink mano sodybą ir aš matau tą miško skerdyklą. Tai čia yra paprastas įvykis, kuris vyksta gyvenime ir vyksta gyvenime mano, tavo, kiekvieno žmogaus gyvenime. Tai gali būti netektis artimo žmogaus dėl ligos ar dėl kažkokio kito smurto, ar tai gali būti griūtis draugystėje, santuokoje, ar tai gali būti praradimas darbo ar verslo griūtis ar sveikatos. Ir taip vyksta pastoviai. Tai yra gyvenimas, kuris vyksta tau, kuris vyksta man, kuris atsitinka. Ir klausimas, ar tu esi pasiruošęs tam priimti tokius iššūkius, kurie atsitinka. Pirmoji mano reakcija buvo, kaip taip galima elgtis. O galima elgtis labai paprastai, tokia yra sistema, žmonėms reikia tos pačios medienos, reikia stalų, beprotiškai daug visko pirkti, dėl to reikia tuos miškus pjauti tokiu tempu ir iš to miško padaryti dykynę, nes čia plikas toks kirtimas gaunasi, vienas kitas pliekamas medis, kuris po vėjo stipresnio tiesiog išvirs standartiškai. Taigi, tai čia tik tai kaip pavyzdys, aš galėjau reaguoti, pykti, kad vyksta taip, skųsti kažką tai, nors iš tikrųjų čia ne mano miškas, čia yra įmonės miškas, panevėžiečiai kerta šitą mišką ir gyventi nepasitenkinime. Aš įvertinau šitą situaciją, supratau, kad aš čia nieko negaliu pakeisti, aš galiu būti tame pyktyje ir nelaimingume, arba galiu pasakyti, o ką aš galiu padaryti. Ir ką aš galiu padaryti, tai yra rezultatas mano pasiruošimo gyvenimui. Tai yra, ką aš toliau darysiu su tuo įvykiu, kuris atsitiko mano gyvenime. Staiga šalimais mano sodybos išpjauna plynę. Ten, kur aš tikėjausi, kad tie medžiai bus, gal paaugs dar ir gal kažkada aš galėčiau juos įsipirkti, įvyko faktas. Tavo gyvenime lygiai taip pat atsitinka tie įvykiai, apie kuriuos ką tik kalbėjau, netikėti arba tikėti. Ir jeigu tu būni nepasiruošęs tam, tu tiesiog griūni. Sugriūna visas tavo gyvenimas ir tu eini į tamsą. Tamsa yra labai paprastas dalykas. Tu krenti į depresiją, melancholiją, liūdesį, tą tuštumą, tą nepasitenkinimą, tą situaciją tu malšini alkoholiu, narkotikais, pirkimais, maistu, teliko žiūrėjimu, beprasmybė ir tu sukiesi toje tamsoje. Nematai išėjimo. Kai aš metų metais ruošiuosi tam, kad vyksta gyvenimas man, visiems sunkiems išbandymams, mano netektims, aš į tai galiu pasižiūrėti gerokai paprasčiau. Ir aš negriūnu, taip man nėra lengva matyti tuos įvykius, kurie vyksta. Čia tik paprastas pavyzdys šitas medis. Gyvenime pas mane vyksta labai daug ir kitų įvykių. Taigi, jeigu tu esi nepasiruošęs, jeigu tu nesiruoši kiekvieną dieną, kaip darau aš šiuo atveju, tu turi tikimybę patekti į gilią duobę, iš kurios gali kartais ir nebeišsikapstyti. Klausimas, kai tu patenki į tą duobę, ar tu ruošiesi iš ten išeiti, ar tu kuri pabėgimo planą. Ne tik, kad ruoštis, bet pabėgimo planą iš tos situacijos. Matau įkliuvusius žmonės į tą situaciją, nelaimingumo situaciją. Per ten eina persivalgymas, per ten eina svaiginimasis, per ten eina beprasmybė, per ten eina nelaimingumas, depresija, liūdesys ir yra savinaika. Tu nebekuri, o naikini savo dieną iš dienos liūdėdamas, nepasitenkinimas likimu eina. Ir tu neturi plano, kaip tai išeiti.
Jeigu tu neturi tokio pasiruošęs plano, arba bent jau minties, kad tau reikia tokio plano, tu niekur negali išeiti. Tu užsiglušinsi galbūt vaistais, kažkokiais tai raminančiaisiais ir temsi dieną, mėnesį, metus, nieko nedarydamas. Kuo toliau, to sunkiau yra pradėti ir kažkur eiti iš ten. Vienintelė išeitis - sugebėti galvoje įjungti mygtuką, kad tu gali pasiruošti išėjimo planą. Išėjimo planas yra labai paprastas. Jisai susijęs su elementariais dalykais, tai yra disciplina. Tai yra, kas galėtų pastiprinti tave, esant šitoj sudėtingoj situacijoje. Ir yra antiek primityvūs dalykai, kuriuos aš taikau tiek savo programoje, tiek savo, tiek kitiems. Tai yra, kad tu turi eiti į savo diskomfortą, į savo pasiaukojimą, į savo atsisakymą, savęs ribojimą. Sunkus dalykai tau, nes atrodo, tu gali tenkintis tuo smulkiu dalyku ir savo nelaimingumą tai paslėpti, bet kai tu praeini per tą skausmo barjerą ir sugebi atsikelti anksčiau, susižiūrėti, ką tu darai ryte, ruoštis skaityti, rašyti, kai tu sugebi maistą susideguliuoti taip, kad jisai tau nekenktų, tave pakilėtų, o ne į nuotaikos griuvimą eitų, ir tu turi sportą, ir tu turi emocijų valdymą, tu jau gali turėti planą, kaip iš to išeiti. Paprasti dalykai daromi ilgesnį laiką, tai yra, kad tu nusprendi nebebūti nelaimingas, nusprendi negyventi tokio gyvenimo, o pasirinkti kitą kelią, ir tavo kelionė prasideda. Ten, kur tu esi toje tamsoje, tuo momentu atrodo, kad nėra jokios vilties, nėra jokios išeities. Galiu tave patikinti, kad jinai yra ir visada buvo. Aš lygiai taip pat tokiose situacijose būdavau ir man atrodydavo, kad nėra kaip iš ten išeiti. Antiek tamsu, antiek įtraukia, kad vienintelis išeitis yra net kartais užmiršti šitą gyvenimą. Nebūti jame šitam gyvenime. Bet iš tikrųjų viskas yra labai šalimais ir ganėtinai paprasta, bet tam tau reikia kažką atsiremti. Ar į mokytoją, kuris padėtų tau eiti, ar į artimą žmogų, kuris tave palaikytų ir vestų šitoje kelionėje. Išeitis yra ne tik, kad planą pasiruošti, bet pasiruošus planą ir einant toliau ruoštis gyvenimui. Ruoštis įvykiams, kurie garantuotai ateis. Kurie ateis kaip iššūkis tau, kiekvienam ateina. Ir jeigu tu esi stiprus, pasiruošęs, tu gyvenimą priimi toks, koks jis yra. Toks, koks jis yra realybė. Nes jeigu tu neigi gyvenimą ir sakai, ne, tai čia aš norėčiau, kad būtų tas vaizdas štai toks, gražus miškas, medeliai, ir save apgaudinėsi ir sakysi, kad ne, aš galiu tik tai tokioje aplinkoje gyventi, drugeliai skraidžioja, visą laiką krisi ir visą laiką būsi nelaimingas. Įvertink šitą situaciją, kad jinai atsitinka ir praktiškai atsitinka kiekvieną dieną, vienokiam ir kitokiam lygmenyje įvykius, kuris gali tave išmušti iš pusiausvyros ir sugriauti tavo gyvenimą, tavo kelionę. Paprasti dalykai gali pakeisti tavo likimą. Neprarask vilties ir turėk tikėjimą. Darydamas paprastus veiksmus, kurie yra neskaitmeniniai, o tikri gyvenime, ką aš dabar minėjau, mityba, sportas, disciplina, ankstyvas atsikėlimas, proto švara, medijų atsisakymas, kad nebūtų tau triukšmo, tu gali pakeisti savo gyvenimą ir pakilėti į aukštumas, į kurias keliu savo ir kitų žmonių gyvenimus, kad gyventi tą gyvenimą ryškiai. Nes mums gyvenimas duotas, kad mes gyventumėme didingai, ne pasislėpę kambarėlyje, po užuolaidomis, žiūrint serialus, valgant čipsus ir naikinant dieną iš dienos savo gyvenimą, o rodant pavyzdį ir įkvepiant kitus, eiti šituo keliu į šviesą. Būk stiprus.